549 ratus, Živilė perpus mažiau, šiek tiek yra neramu, tikrai ratų šiek tiek daugiau yra negu prie televizijos bokšto viršuje. Yra aidas, bet tuo pačiu yra įspūdingai netikėta tokia erdvė ir žiauriai fainai, kad mes turime tokį unikalų projektą Lietuvoje. Tai yra pirmasis bėgimas, renginys toksai po žeme. Paskutinis ratas. Liepkalnio vandens saugykla, kaip matote, tamsi, nematome gamtos horizonto. Nejaučiam ar diena, ar naktis. Už nugaros matote paveikslus mano mokinių, mano vaikų, amžius nuo 8 iki 17 metų. Jie mums kaip šviesos ratas. Mes bėgsime tuo tamsiuoju ratu, bet vaikai šį kartą mums nes šviesą. Kodėl pasirinkta šita aplinka? Kažkaip norėjosi labiau atkreipti visuomenės dėmesį ir tą žinutę padaryti stipresnę. Šis performansas tai ir yra išėjimas iš patogumo zonos. Bėgti mišku lengviau arba taku, bet išėjimas iš savo ribų, peržengti savo patogumo ribas jau yra reikalai. Šiandienos žinutė, žodžiai turi aidą. Yra apie tai, kad viską, ką mes kalbame su vaikais, visi tie dalykai anksčiau ir vėliau yra įvidinami vaikų. Ir tikriausiai labiausiai norisi atkreipti suaugusių dėmesį, kad jeigu mes vaikus, kritikuojame, jeigu kartais juos menkiname, arba jiems suklydus, kažkaip sakome tikrai nemalonius ir piktus žodžius, ilgainiui tai tampa ir pačių vaikų vidinė kalba. Ataidi tie žodžiai vaiko viduje ir tampa jų vidinė kalba. Ir tai reiškia, kad tose situacijose vėliau, kai jau vaikas paauga, tampa paaugliu arba jaunu žmogumi, jisai iš tiesų tą pačią kalbą įjungia jau pats susidūrė su tam tikrais sunkumais. Tai mūsų pusėje yra galia suteikti, pasakyti tokius žodžius ir kalbėti taip su vaikais, kad jie įgytų tą tokią vidinę palaikančią kalbą, kad jie galėtų save nuraminti, galėtų kažkaip tai paguosti ir padėti savo tose situacijose, kai susiduria su sunkumais ir sakytų savo pozityvius, o ne kažkokius skaudinančius ar žeminančius žodžius. Būti vienam sunkume yra ženkliai sunkiau negu pasidalinti su kažkuo ir išeiti iš to sunkumo. Vienas būdamas galėtų labai ilgai užstrigti, o su kažkieno pagalba išeiti. Šiame pasaulyje, kai visi stengiasi būti geriausi, gražiausi arba protingiausi ir yra spaudimas iš aplinkos, kad tu turi būti šauniausias, tu turi pasiekti daugiausia. Tau atrodo, kad tas žmogus šypsosi, tas jaunas žmogus šypsosi, daro, ima ir siekia viso to, bet iš tiesų niekada negali žinoti, kas jo viduje yra. Kaip be proto galbūt jam yra sunku ir galbūt jam reikia to vienintelio žodžio, kad kaip tu iš tiesų jautiesi, kaip tu šiandien gyveni, ką tu jauti. Tai ir norisi paskatinti, kalbėti, netylėti ir nepasilikti vienam toje gilioje tamsoje, vidinėje tamsoje. Mes esam vandens talpykloje, kažkada čia buvo vanduo iš mūsų galvų, ar nesam 5-8 metrai po žeme, tai tas jausmas jisai neturėtų būti patogus, toks apgaulingas jisai, iš tikrųjų tas jausmas yra tam tikrų momentų tokį užburtą ratą įsisuki ir atrodo visai patogiai, visai čia patogiai jautiesi ir neturėtų būti. Tai toks įdomus jausmas ir galbūt geriau, kai mes žiūrim akis į dangų, ar ne, ten šypsosi akis ir panašiai, o ne čia tokiam po žeme, nepatogume jaučiame patogiai. Labai geras savo pastebėjimas, kad nepriprasti prie to nepatogumo. Jo, geriau išeiti iš to nepatogumo. Nes po to nešios. Su savo tais sunkumais. Nepripraskit prie savo sunkumų. Geriau iš jų išeiti. Tai va, bet fainai iš tikrųjų buvo bėgti, fainai buvo matyti visus jūs susirinkusius, labai įdomus jausmas girdėti ir savo aidą ir visą tą tokį... Ir jūsų tokį kažkokį tokį performansą, kurią irgi tapote dalimi. Tai ačiū susirinkusiems ir iki sekančių nuotykių.